Sveiki, mėlyjei, dviem sakiniais su Tomu Domarku. O, koks linksmas. Smagus, geras, įmitęs. Geras rytas. Jo, ryškiai kokį paršą pasipjovė, vakar suėdė į kumpį, išgėrė tautinio paveldo, kurį dabar prastuminėja, ačiū Dievui, kursysas ten iš viso jau man panašus tampa į Bideną, nebesusigaudė, kokį įstatymą Starkevičius kelia, žinai, apie paragaut, nu, tiek no, čia jau kur prie linksmai. Bet pradėkime visgi nuo tokia mes jau taip esame įpratę, žinai, savaitės pagrindinio aktualių apžvalgą ir kaip prisiminkim, nuo ko prasidėjo nuo SISO komiteto ir kaip pasirodo, čia pameni, kai buvo, reiškia, valstiečiai pareikalavo ekspertinio vertinimo įstatymo projektam, tiek visiems mokestiniam pakeitimam, tiek ir nekilnojamo turto ir kaip išaiškėja kažkokiom tai manipulacijų būdu. Tai buvo atiduota Lazutkai profesoriui ir tiek Skaistė, tiek Ąžuolas tiesiai įvertino, kad ekspertinio vertinimo padaryta nebuvo ir tai pripažino komitete, reiškia, pats profesorius Romas Lazutka. Taip, kad ekspertinis vertinimas iki galo neatliktas, į klausimus neatsakyta, aš suprantu, galima buldozeriu nustumti, nueiti, viskas gerai, bet tada kas lieka teisinis kelias. Bet man tik klausimas tada Romui. Per komiteto posėdį jo buvo paklausta. Jis sakė, gerai, spėsim, padarysim. Ir dabar nespėjom, nepadarėm. Tai gal galėjau iš karto pasakyti, kad jie nespės, nepadarys, duokit kitiem mokslo institucijom. Ir dar toks techninis klausimas, ar jie turėjo teisę tą atlikti. Va čia irgi kilo klausimų, nes pas juos aprašymė daugiau, kad švietimo klausimais jie ekspertinius vertinimus daro. Bet turbūt teks eiti kitų kelių. Noriu priminti, kad komitetas kreipėsi į Mokslo akademiją. Mokslo akademijoje yra visi. Ir jie patys nusprendė, kas daro išvadą. Gerbiami kolegos, yra galimybė skųsti sprendimus, yra statuto normas, patinka, nepatinka, mes turim judėti prieki. Bet kas svarbiausia, Sysas pasakė, va, toks perimtas, žinai, Šimonytės retorika. Nepatinka, eikit skūstis, šiandien žiūrėsim. Tai kaip čia be normalaus rimto ekspertinio vertinimo Lietuvą naikinantis įstatymai bus priminėjami? Aš manau, pradėkime nuo to, kad situaciją turim įtemptą, nes 141 nuomonė, nežinau, kiek jų sutampa, kiek ne. Tai visi ieško iš tikrųjų teisingų sprendimų, o puikiai suprantam, kad nesame visi visko ekspertai ir tikrai tam yra grupės žmonių, mokslininkų, profesorių, kurie tikrai daro analizės, analizuoja ir tai daro daugelį metų ir tikrai kompetitingos institucijos turi pateikti kompetitingas išvadas ir tų išvadų pagrindų normalūs žmonės, kurie įvertina pateiktus duomenis ir turi remtis tais dalykais, bet aišku, jeigu nėra šitų duomenų, tada kuo remtis, tada vėjo kryptim, saulės spalva, nežinau, čia yra baisu iš tikrųjų ir ta skuba kartais, nes puikiai suprantam, kad sesija eina į pabaigą ir įstatymus reikia priimti, teisingus įstatymus reikia priimti, o kad priimti teisingus reikia remtis ekspertų išvadom, tai tikrai nekokia situacija, bet žiūrėsim. Laiko turim dar, tai dirbom tą klausimą. Tomai, Nausėdos patarėjas Jansonas pačiai idealiausiai jums pasiūlė ekspertinę išvadą. Jis ten, žinai, to savo bosų tokio per lūpą, žinai, sako, reiškia, bus, jisai net nebejoja, tarkim, kad bus priimtas tas pirmo neapmokestinamo turto variantas, bet jis pasakė idealiausią variantą. Trečią kelią, Tomai, kad valstybė turi primokėti žmonėm už jų turimą turtą. Neturiu abejonių, kad jeigu praeis apskritai kažkoks, tai praeis tas antrasis PFK variantas, neapmokestinant pirmojo turto. Suprantu, kad mitingas bus toksai labiau šventinė vakaronė negu mitingas. Suprantu, kad apetitas auga bevalgant ir antras reikalavimas greičiausiai bus nieko neapmokestinti. Jeigu ir tai pavyks, greičiausiai trečias galėtų būti, kad valstybė mokėtų žmonėm už jų turimą nekilnojamą turtą. Taip galima toli nueiti, bet... Pats suprantu, kad teisingas pasiūlymas. Aš gal sakyčiau, kodėlgi ne, why not? Taip, čia tokių įdomių dalykų yra, bet svarbiausia, vėlgi grįžtam prie SISO, aš jau ten
nežinau, reikėtų tavo siūlau idėją, kai baigsis visas šitos nesąmonės, nu, ten, kad pakelt bent jau Tomo Domarko reitingus, pasiūlyti iš tiesų, žinok, apriboti amžiumi, žmogaus amžiumi, reiškia, atstovavimą Seime arba, tarkim, iš tikrųjų psichologinę, psichinę būseną tikrinti ten, tarkim, nuo 60 Seimo narių, nes štai Sysas iš Vogravo, reiškia, Delfi vienoje laidoje, kad panaikinti nekilnojamo turto mokestį yra Nausėdos, Žemaitaičio ir Skvernelio interesas. Aš matau čia dar vieną interesą, tai yra Seimo narių, kurie nenori mokėti už savo prabangų turtą, nes tokių irgi yra. Ir ne veltui jūs ir jūsų kolegos minėjo ir kad prezidentas moka, ir kad ponas Žemaitaitis moka, ir ponas Skvernelis moka. Tai mes duodam kortą visiems kritikuotojams, kad pirmiausia mes galvojame apie savo nekilnojamą. Ką reiškia panaikinti? Tai mes turim tą įstatymą, tik tai mes norim nepanaikinti, o pakeisti, kad tikrai pirmas būstas būtų neapmokestintas, o puikiai suprantam, kad kažkas turi įsipareigojimus kažkam ir teikia savo pasiūlymus, tai aš dar specialiai prieš laidą atsidariau, kiek šiandien yra darbotvarkėje pirmadienį nekilnojamo turto klausimų pasiūlymų, tai ten reikia kelių parų, kad perskaityti ir įsigilinti. Tai todėl persižiūrėjom, dar kartą persikalbėjom su savo frakcija, kas mes pasirašėm dėl mūsų pasiūlymo, tai pirmas būstas neapmokestinamas, toliau antras būstas 50 grindys ir sudėtos aiškus procentai, nuo kiek ten dėliojasi, tai yra tikrai logiškas, teisingas pasiūlymas, ką mes ir deklaravome eidami į rinkimus, teikėm savo programą ir klausimas, kaip atstovėti, bet tikrai kalbuosi su visais ir ne tik su savo frakcija, nes visi supranta, visi turi savo rinkėjus, visi turi savo apygardas ir pirmas būstas turi būti neapmokestinamas, o kad ten visokių yra pamastymų, tai čia yra jų reikalai. Visi turi teisę teikti, tai čia mes to neuždrausim. Žinai, Tomai, man iš viso tas ekvilibristika, greitai, aš su keliais esu šnekėjęs ir laidoje susakęs, praeitas trečiadienis, praėjusios savaitės, ne šios savaitės trečiadienis, praėjusios savaitės trečiadienis, kai po koalicijos tarybos išėjo ir pasakė, pirmas neapmokestinamas, ketvirtadienį Motuzas pareiškė, kad socdemų frakcija to dar nesvarstė ir vargu bau ar pritars, penktadienį išeina Budbergytės paaiškinimas, kad jie viduje svarsto apie tas vadinamasias grindis 200-300 tūkstančių, kur toje pačioje LRT laidoje Remigijus patvirtina, kad gal nuo 300 tūkstančių grindų ir būtų galima svarstyti. Pirmadienį vyksta Syso komitetas, kuris baigėsi be 15:02 valanda dienos, o įkeltas protokolas tik 5 valandą dienos, kas suponuoja, jog ketvirtadienį praėjo šios savaitės svarstyti nekilnojamo turto įstatymo pataisas jūs nebūtumėt galėję, nes būtumėt iškart papuolę po naktinę mokesčių reformą. Tai puikiai supras, kad mes griežtai pasakėm, nėra laiko, nesusipažinom, pasiūlymų tiek daug ir buvo atidėtas posėdis ir tai yra neeilinis pirmadienio posėdis, tai turim tikrai tų klausimų ir pamastymų, bet netinka tie pamastymai, ką aš dabar peržiūrėjau, kas ten yra surašyta, tai yra vėl grįžimas į pačią pradžią, o nepavyks grįžti į pačią pradžią, nes tai prasme buvo aiškiai išdėstyta pozicija, kad mes turim pirmą būstą neapmokestinti, tai tos pozicijos laikysiuosi ir mano balsavimas netgi, kad įstatymo priėmimas buvo su sąlyga, kad mes pirmą būstą neapmokestinti. Pateikimas. Jo, pateikime, gal ne taip pasakiau. Jo, bet žiūrėk, vis tiek ketvirtadienį išeina Paluckas ir pareiškia, kad reikia išsiaiškinti, kas yra brangus nekilnojamas turtas ir tą brangų pagal kažkokių mistinių ekspertų įvertintą brangų nekilnojamą turtą apmokestinti būtų socialiai teisinga. Čia matyti didžiausia užduotis ar iššūkis yra sugebėti apibrėžti, kas yra itin brangus, labai brangus, nes iš tiesų būtų socialiai teisinga, kad net ir pirmame būste gyvenantis asmenys, jeigu tas būstas yra tikrai brangus, juk vis tik tai tam tikrą nekilnojamo mokesčio, sakykime, mokestį mokėtų. Aš tikrai esu tikras, jog toks siūlymas gims.
Kas yra brangus turtas, tai mes puikiai suprantam, bet pradėkime nuo to, kad mokestinės vertės bus perskaičiamos kas 3 metai. O tai reiškia, klausimas yra, po kiek metų mes pasieksim, kad mes visi turėsim brangų turtą. Tai čia yra jau socialiai neteisinga, nes gali būti taip, kad infliacija atsitiks, dar kažkas atsitiks. Mes nežinom daug dalykų ir kas tada atsitinka. Tada vis tiek tas visi papuls po šito mokesčių. Tai tikslas yra, kad pirmas apibrėžim neapmokestinamas, o toliau žiūrim, ką turim. Tomai, aš tau parodysiu dabar vieną nuotrauką, kuri a priori suponuoja tai, kad žmogus nekenčia ne tik Lietuvos tautos iš jos visos povyzos, bet ir savo kolegų Seime. Štai, matai rūškaną veidą, pilną paniekos, cinizmo ir neapykantos. Penktadienį šita moteris su dar viena savo kolege, Orinta Leiputė, įregistravo pataisą, kad brangus nekilnojamas turtas, jos vertinimu turi būti nuo 400 ir 450 tūkstančių su minimaliom 0,3 procentų grindim. Atsiprašau, bet... Aš kaip tik mes vakar turėjom Telšiuose tokį renginį, buvo atvažiavęs mūsų ministras pirmininkas, buvo merai viso regiono susirinkę ir dar turėjom puikią progą padiskutuoti ir su merais. Aišku, merai mato grėsmę visur, nes jie puikiai supranta, kad biudžetai jų negaus tam tikrų pajamų iš nekilnojamo turto, bet man vakar tai labai gera idėja kilo. Tai galbūt ją ir pasakysiu ir čia galbūt padės kai kuriem ir kolegom ir kitiems suprasti, jeigu meras dabar kaip ir netenka galios apmokestinti pirmą, ta prasme, turtą, tai mes turime labai puikų įstatymą žemės mokestį, ne? Tai jeigu merai nori, tai jie gali pakelti žemės mokestį. Tai ta prasme, nelendam prie turto, pakeliam žemės mokestį. Ta prasme, miestui reikia pinigų, sako, iš kur aš jūs gausiu, iš manęs atims dabar 2 procentus gynybai ir taip toliau, iš GPM, ta prasme. Tai sakau, jūs galite pasikelti žemės mokestį, viskas. Tai čia yra sprendimas, visiems atsakymas į klausimą. Tai šitą idėją... Tomai, gerai, o kiek kelti žemės mokestį? Jeigu tai yra merų... Idėja buvo tokia, ta prasme, meras sako, ką man daryti, aš nebegausiu daug pajamų. Tai sakau, jeigu jau tokia situacija, kad nebėra iš kur gauti pajamų, tada paimk pats ir pasikelk žemės mokestį, tiek, kiek tau reikia, ta prasme. Ir ta prasme, jis puikiai supranta, kad tas mokesčio pakelimas, jis turi būti labai logiškas, protingas ir apsvarstytas, nes nesąmoningas kažkoks priėmimas ten didelių 4 procentų maksimalaus turto žemės mokesčio būtų problema. Tai turi šiai dienai, yra mokestis 0,5 procentų, gali pasikelti iki 1 procentų. Ir tai nesukeltų jokių neigiamų emocijų, ta prasme, tai yra tas pats turto mokestis, tik tai per kitą pusę. Viskas, labai aišku ir paprasta. Ir jį galima pateikti, tarp kitko, Europos komisijai kaip turto mokestį. Klausyk, tu Palucką matei vakar Telšiuose, kalbėjai su juo? Ne, ten laiko daug nebuvo, nes interesantų tiek daug, kad pasisveikinom. Porą žodžių persimetėjai. Tai aišku. Nuo pagrindinį klausimą jam uždavėjai? Ne, tai įsivaizduok ten aplinkui. Tai aš turiu omeny, keliukas, Tomai, keliukas. Keliuko klausimai nepaleisti visur, ta prasme, su visais apkalbėta ir laikausi pozicijos, nes iš tikrųjų pats laikas dabar, mes jau formuojam kitų metų biudžetą, tai netgi ir Seime ten jau po biškį judu į priekį su šito klausimu. Vat prieisim ir prie to. Bet palauk, dabar rimti klausimai, kur aš iš viso nesuprantu, kokią nori padaryti anarchiją. Nes pabandyk įrodyti man kitaip, nes tavo komitete buvo ekonomikos ir inovacijų viceministras ir, žinok, ten man iš viso yra šokas. Vienam komitete jisai kalbėjo ten apie didelius projektus, o čia jums taip truputėlį kabindamas makaronus, kad jeigu, pavyzdžiui, yra kažkoks projektas, kurio investicinė vertė 5-10 milijonų ir būtent tas projektas skirtas gynybai, čia pas mus tas Skėtis mane užknisa. Tomai, aš ne vatnikas, mano tėvas politinis kalinys. Bet aš visą laiką buvau prieš valdžią. Kaip sakiau, man košmariškam sapne sapnuojasi, kad aš atsikeliu ryte ir valdžia daro viską idealiai, gerai ir man nėra apie ką šnekėti. Tai ateina kažkoks... Ta diena ateis, Arnai, atsikelsi košmare.
Bet jau be Nemuno aušros. Ateina Einmino viceministras Tomai ir sako, kad, reiškia, jeigu toks yra projektas, kas ten juos patvirtins, kokie ekspertai, neaišku, ir tada jie gali pradėti vystyti tą projektą be poveikio aplinkai vertinimo, be dokumentų, be statybos leidimo ir be visuomenės informavimo. Kad dažnai Lietuvos gynybos poreikiams gali būti aktualūs ir smulkesni projektai, nesiekiantis stambių projektų ribų. Pavyzdžiui, 5 ar 10 milijonų eurų investicijų projektas. Tai tokie projektai, gynybos būtent srityje, jie galėtų pradėti savo statybas neturėdami PAVO ir neturėdami statybų jokio leidimo dokumento ir neinformuodami visuomenės. Tai kadangi pas mus puikiai suprantam, kad įsipareigojimai 5% gynybai, tai čia įdomus klausimas yra, nes yra dabar iš ES pasiūlymas, kad iš tų 5% išskirstyti 3,5% eitų, sakykime, ginkluotės pirkimui, taip kad aiškiai išdėstyti, o 1,5% galėtų būti dvigubas panaudojimas. Tai dvigubas panaudojimas reiškia, kad mes galim skirti infrastruktūrą ir kitiem dalykam. Ir be abejo, tą mes turėsime daryti, o kad tam tikri projektai ir kad įsisavinti tokius didžiulius pinigus, pritraukti investicijas ir jeigu visiems tiem dalykam paruošti projektus reikės 3 metų, tai po 3 metų gal čia jau nebereikės tų projektų. Tai čia mintis yra tame, kad tam tikriem projektam, bet tai nebus vis tiek kažkas sugalvoja ir daro. Tai vis tiek bus svarstyta, aptarta tam tikrose žmonių, kaip aš sakau, sprendimus priimančių žmonių ratuose ir tie dalykai neatsiras taip iš niekur. Tai reikia palikti laisvę šitoje vietoje. Tai be statybininko asociacijos vadas, jisai puikiai viską sudėliojo, Tomai, kad taip negalima, tai antiįstatymiškai yra. Mes nemaišykim, kada civilinės statybos čia su, vadinkim, karinė statyba, pramoninė statyba, kur tie objektai nieks jų nedarys, atsistojęs vienas sprendėjas nepriminės sprendimą, tai vis tiek bus aiškus projektai, tai gal bus kartotiniai projektai, tai gal bus kažkas tokio, bet mes kalbam apie efektyvumą greitį, kad jeigu mums reikia kažką daryti, mes darom greitai. Nes jeigu mes tik po 3 metų kažką pradėsim daryti, tai gal nebereikės to. Ne, viskas aišku, bet kaip tu gali be statybos leidimo, ten tarkim, tu gali ten tą statybos inspekciją vietinę užlaužti, arba be informavimo visuomenės. Tiesiog atsikeliu ryte ir prie tavo, šalia tavo trobos, kasa didžiausius katlavanus, atsiprašau, tuos duobės pamatinės ir tu net nežinai, kas, kur, kokie leidimai, kodėl ir kaip. Ne apie tokius objektus eina kalba, nes čia eina kalba apie karinių objektų statybą, tai manau, kad čia mes turim išskirti, gal šito žodžio nebuvo aiškiai išdėstyti, dėl to ir visuomenė mes čia nepateikim kažkokio baubo, siaubo. Tai yra grinai karinės pramonės objektai, kur tikrai, jeigu ten yra, žino, kas ką daro, tai netrukdykim jiems to daryti. Gerai, bet visuomenė informuota turi būti. Kiekviena paslaptis sukelia labai daug įtarimų. Ir visų pirma, apie pinigų plovimą. Čia, žinai, kaip yra pasakęs Remarkas, visos pasaulio bėdos yra nuo informacijos trūkumo. Kai tu tik tai ko nors nežinai, tu pradedi įtarinėti, pradedi pykti ir pradedi abejoti. Kas irgi beje nėra blogai. Dabar ten dar vienas kažkoks buvo, ten šiukšlė. Žinokit, kaip jūs kartais, atsiprašau, Tomai, užknisat. Kalbat apie nieką 4 valandas. Bet užtat, kad turit tokį komiteto pirmininką, kokį turit. Ir aš nesupratau, kur tu tenai įlindai 15 sekundžių ir pasakei, labai geras pasiūlymas, savivalda gaus kažkokių lėšų. Apie ką čia yra kalba? Pritariu ir tikrai geras yra pasiūlymas, tai tikrai užtikrins savivaldybių, kuriuose tikrai turi padidintą taršą ir to pačio transporto srautus, tai manau tikrai bus tinkamai panaudotos lėšos ir pagerins tų savivaldybių būklę. Ačiū. Tai čia yra esminis dalykas, kada mes Lietuvoje turim 10 šiukšlynų, kurie surenka visų aplinkinių rajonų miestų šiukšlės, tai vis tiek, kaip bebūtų, tai pavyzdžiui, į Plungės sąvartyną važiuoja Rietavas, Mažeikiai, Telšiai ir Plungė. Tai yra 4 savivaldybės, kurios veža į Plungę visas šiukšlės. Tai ten įsivaizduokim vis tiek ir transporto srautai, ir ta pati tarša, ir kiti dalykai. Ir ten, sakykim, aišku, tas šiukšlynas Plungės yra už miesto, ten niekam netrukdo. Tai ne taip kaip kituose miestuose, bet ten jeigu paimam kažkokius Elektrėnus,
tai ten važiuoja Vilniaus ir dar kelių aplinkinių apskričių, tai ten vasara, kada temperatūros yra aukštesnės, atsidaro kvapai ir visi kiti dalykai. Tai tam tikra prasme ta savivaldybė turi gauti pakankamai papildomų lėšų, kad galėtų užtikrinti geresnę socialinę aplinką. Tai tiesiog įstatymą norim tai apibrėžti ir numatyti, kad miestai gautų savo lėšas už tai, kad jie vykdo tam tikrą taršesnę veiklą negu kitose miestuose. Taip kad šitoje vietoje aš manau teisingai. Aš čia nesigaudau, bet va dabar grįžtant prie cinizmo ir neapykantos, tiesiog va dar kartą veidas, tu gavai ketvirtadienį gerą antausį, man iš viso nesuvokiama, iš chemiko diletanto, taip čia ne mano pavadinimas, taip jį pavadino puikus politologas Vytautas Dumbliauskas. Mes iš viso mūsų valstybė, Tomai, yra čia kada nors padarysim, vat vasarą tokį filosofinį pokalbį, kad yra kadrų krizė. Mums 4 metus, 3,5 vadovavo kasininkas banko sveikatos sistemai, kurią sugriovė ir dabar patekti pas gydytoją 2-3 mėnesiai, o tai ir net ir keli metai. Dabar mums finansams vadovauja chemikas diletantas, komunistų partijos narys. Ir štai mes labai džiaugiamės, beje, ir su tavim, kad yra įkurtas kelių fondas, taip pat tos pačios partijos kolega Sabutis pasiūlė Lenkijos modelį, kur iš tikrųjų Lenkijos keliai idealūs per 10-metį. Prieš tai mes didžiavomės, dabar jie didžiuojasi. Ir dabar... Per 20 metų, Arnai, per 20. Gerai, per 20 metų, bet padarė su kelių fondų, su obligacijom, su skolinimuose. Tu paprasčiausiai paklausai Šadžiaus, kuris vadovauja visiems finansam, man čia, žinok, yra nervas, kad kažkoks tai iš tiesų chemikas galvoja, kad kažkoks domarkas iš Plungės nenori žinoti ir neįsigilinęs yra į sistemą. Iš kur bus finansavimas? Tai čia buvo tau kaip šlapių skudurų per veidą. Turėk. Įstatymas Seime, nieko nežinau, nieko nesvarstėm. Kadangi kūrėme kelių fondą, viskas tvarkoj. O sakykite apie numatomą finansavimą iš biudžeto į būsimą kelių fondą. Jūs puikiai suprantate, kad kiekvienas investuotas euras į mūsų infrastruktūrą labai greitai apsisuka rinkoje ir grįžta atgal į biudžetą. Tai ar jūs esate įvertinę, kiek galėtumėt skirti kitais metais naujame biudžete kelių fonde, eilutę ir kiek tai turėtų būti pinigų ir kaip mes užtikrinsim šito fondo finansavimą? Labai ačiū už klausimą, bet jis per ankstyvas. Mes dar planavimo šito nesame atlikę, o jo labiau kelių fondo įstatymas yra Seime ir jis dar nėra priimtas. Ne, tai mes puikiai suprantam, kad tai yra esminis kertinis dalykas. Aš nesuprantu. Kurios vietos nesupranti, aš dar kartą sakau, suprask vieną dalyką, kad finansavimas kelių yra būtinas, privalomas, tam kūriamas fondas, o fondas sukurtas be pinigų, tai niekam jis nereikalingas. Tai mes turime aiškiai pradėti dėlioti biudžeto lėšas kitų metų, kad pakliūtų į šitą fondą ne mažiau kaip 1 milijardas. 1 milijardas lėšų, kuris galėtų būti paskirstomas keliam ir mano esmė yra pagrindinė, kad būtent regionai gautų didžiąją šitų pinigų dalį, bet puikiai suprantam, kad dabar yra tas laikas, kada jau pradedama galvoti apie kitų metų biudžetą, todėl aš visur, kur tik galiu, visur keliu šitą idėją, kad ieškom, skirstom, duodam, kad tik pradėtų judėti šitie kelių projektai ir kad atsirastų pakankamai finansavimo, nes jeigu mes apie tai tik kalbėsim, bet neturėsim finansų, tai nieko neįvyks. Bet Tomai, tavo buvo logiškas klausimas. Ar jūs galvojate apie finansavimą? Čia yra labai didelis įnašas į biudžetą. Ir tau Šadžius pasakė, nieko aš negalvoju. Tai nežinau, ar galvoju, negalvoju, bet aš puikiai žinau, kad kiekvienas euras įdėtas grįžta, aš tą aiškiai deklaruoju visiems ir netgi biudžeto eilutė, kaip sakykime, kelių finansavimas, jinai praktiškai galėtų būti, kiek ten įdėsim, galėsim perpaskirstyti metų vidury kažkur kitur, nes tie pinigai labai greit grįš į biudžetą. Tai toj vietoje aš noriu užtikrinti, kad tai būtų aiškiai apibrėžta ir garsiai apie tai kalbu, kad visi girdėtų ir palaikymas būtų šitoj vietoj, nes jeigu nebus ištransliuota iš anksto, nes aš jau matau, kaip viskas vyksta, kuo labiau ištransliuoja tam tikrą idėją viešoje erdvėje visur, tada kažkiek tas galbūt jau padės mums, kad būtų skirta pakankamai lėšų šitiem dalykam. O dėl pirmo klausimo, kur pats minėjai dėl gydymo ir
eilių pas gydytojus, tai kaip tik dar turėjom diskusiją vakar labai įdomi ir manau, kad pabandysiu aš ją iškelti dar ir viešoje erdvėje Seime su kolegom, kad jeigu pas gydytoją nepatenki per, pavyzdžiui, ten 2 mėnesius, tai tada kreipiesi kur nori, į bet kurią privačią įstaigą ir tau apmoka 100%. Tai paskatinta eilių mažėjimą. Ta prasme, mes leidžiam kol kas tą idėją, bet jeigu per 2 mėnesius tavęs nieks nepriema, tu eini bet kur atneši čekį, tau apmoka. Viskas, tada mes turėsim, manau, eilių sumažėjimą labai gerą. Čia tokia idėja vakar iš Gera idėja, audėte aptart galėsime, bet mes dabar grįžtame. Tai pats pasakė apie diletantizmą. Patvirtinai, kad diletantai, kad jie neturi. Tarp kitko, su tuo pačiu Šadžium, tai tu kažkaip man taip labai įdomu, jisgi buvęs finansų ministras. Tu žinai tą visą istoriją, kad jo senelis sunaikino litą. Vienas įvedė rublį, kitas atsisakė lito. Tai labai puikiai giminės tąsa. Bet tuo metu, kai Šadžius atsisakė lito, tai prisiminkim, kas buvo premjeras Butkevičius. Ir pavyzdžiui, aš Algį pažįstu jau labai daug metų, mes ir esam pykėsi, iš tiesų, domėjasi visada politika, kai buvo jisai prie Grybauskaitės. Ryte vieną nuomonę, po pietų antrą nuomonę, tai paskui dar vakare 4 nuomonę, žinai, toks vat. Bet, pavyzdžiui, dabar jis labai yra stipriai įsigilinęs į visus skaičius. Šadžius buvo prie jo finansų ministras. Čia vat apie tavo tai, kad jis visiškai yra diletantas ir negalvoja tai, kas gali duoti didžiausią grąžą. Investicijos, tarkim, kad į kelių tvarkymą, tiesybą, jos duoda iš karto automatiškai, greitai, tengi viskas įdarbinta, ten kaip skruzdėlynas. Bet Šadžius vietoj to, man tie Butkevičiaus skaičiai, kuriais aš aklai tikiu, nes Butkevičius yra antiek bailiai atsargus, kad jis niekada nepasakys jokio skaičiaus, jo 100 kartų nepertikrinęs. Ir jo tas pareiškimas apie transporto paslaugų eksporto sumažėjimą milijardų eurų. Ir trečias sektorius, kuris mūsų ekonomikai labai teigiamai atsiliepė į bendro vidaus produkto augimą, tai paslaugų eksportas. Ir paslaugų eksporte praeitais metais nepaprastai didelį vaidmenį suvaidino transporto sektorius. Kolegos, noriu pasakyti, kad praeitais metais paslaugų eksportas Lietuvoje augo, jeigu žiūrėtume pirmo ketvirčio 4,9 milijardų, tai 4 ketvirtį buvom pasiekę 5,9 milijardų. Tame skaičiuje, jeigu analizuot transporto sektorių, tai matom, kad transporto sektorius sukūrė beveik 50% paslaugų eksporto pajamų. Liaudiškai kalbant, vilkikai, kurie dirba kitose šalyse, atneša tokią didelę naudą mūsų ekonomikai arba bendrajam vidaus produktui. O jeigu nagrinėtų už 24 metus visą metinį rodiklį paslaugų eksporto, tai matom, kad 22,5 milijardo paslaugų eksporto sumoje transporto sektorius sukūrė eksporte 10,5 milijardo. Kodėl šitą sektorių išskiriu? Dėl to, kad visas draudimas tiek civilinės atsakomybės, tiek kasko, tiek krovinių bus mokamas mokestis. Tai klausimas, ar mes pagerinam situaciją šitam ekonomikos veiklos sektoriui, ar pabloginam. Kitas faktorius, kuris yra labai svarbus, nei Latvija, nei Lenkija tokio mokesčių netaiko. Tai reiškia, kad lauksim tam tikrų transporto įmonių persiregistravimo arba ofisų įsiregistravimo mūsų kaimininėse šalyse. Nes aš jau matau ir vien šių metų pirmajame ketvirtyje paslaugų eksportas jau yra sumažėjęs, netgi lyginant su praeitų metų pirmojo ketvirčiu ir siekia tik 4,8 milijardų visų 1 milijardų eurų. Tomai, milijardų eurų. Ir čia Sysas su Šadžium uždeda 10% didėjantį draudimą, o jie ten 100 milijonų yra. Jiegi ten tie furistai draudžiasi po 3 draudimus. Tai ar yra logikos? Čia gal labiau logika yra kitoj vietoj, nes peržiūrėjomės visų draudimo bendrovių pelnus, kurie siekia 10 milijonų. Tai manau, kad čia tiesiog yra galbūt tiesiog noras sumažinti tam tikrų įmonių, nes puikiai suprantam, kad draudimo bendrovės turi suprasti vieną logiką. Draudimo bendrovės nenorės prarasti savo klientų,
Tai tą mokestinę dalį jie tiesiog iš savęs sumažins. Ir toj vietoj, norėdami išlaikyti konkurenciją, kainos bus tokios pat kaip ir kaimininėse šalyse, draudimo bendro paketo, o tiesiog sumažės jų marža, nes dabar ten pasižiūri didžiuliai pelnai. Tai toj vietoj čia tiesiog manau, kad išspręsim tą klausimą, tą, ką mes siūlom. Čia, Tomai, čia yra hipotetinė viltis. Gal padarys, gal nepadarys, gal nuims. Tai toj vietoj mes turim suprasti, kad negali vienos ar kitos įmonės, tokios kaip paslaugas teikiančios įmonės, draudimo bendrovės, turėti tokius milžiniškus pelnus ir, ta prasme, jie dabar pasiliko, kad draudžia tik tas, ko nereikia drausti, o tą, ką reikia drausti, nedraudžia, nes tu puikiai žinau, kiek įmonių, kurios susiduria su sunkumais apsidrausti, ten didesnės rizikos įmonės, ten medžio apdirbimo įmonės, kur yra tos tam tikros rizikos, o draudimo bendrovės tiesiog atsisako šito sektoriaus draudimo. Tai reiškia, jie prisėmė politiką ir poziciją, kad draudžia tas, kas mažai rizikos, o tas, kas rizikinga, nedraudžia. Tai, manau, reikia šiek tiek grąžinti situaciją į pradinį tašką. Kada pradės tada vėl visus drausti, tada pasižiūrėsim, ką daryti toliau. O dabar, kada jie draudžia... Kokie yra pelnai? Aš suprantu, kokie yra maždaug pelnai, kai tu sakai 10 milijoninių. Tai jie nieko nedaro, popieriukus užpildo ir pinigai. Ne, tai yra išmokos, ta prasme, yra žalos, yra ten tam tikri dalykai, bet tiek ten uždirba vos ne 30%, 20% pelno maržas. Tai apie ką mes kalbame? Taip. Ne, nes aš, pavyzdžiui, aš nežinau, tiesą pasakius, aš kiek vairuoju automobilių, tai, pirmą įsigijau 1994 metais, tai iki dabar, Tomai, aš draudimo paslaugom pasinaudojau galbūt vieną kartą, kai man įvažiavo į užpakalį. Viskas. Ir tai ne man išmokėjo. Tai apie ką kalba? Tiesiogiai. Aš specialiai dabar pasiėmiau, tuoj pažiūrėsiu, kiek čia pas mus yra. Yra 3,5 milijono pelnas. Dar čia net nepateikti duomenys, žiūriu, yra kai kurių metų. Ta prasme, tikrai uždirba apie 30%, tai yra nerealu. Tai yra nerealu. Aš net nežinau. Ir čia tada mūsų pabaigai linksmai. Žiūrėk, nežiūrint, tai tu buvęs verslininkas, tau smagu būti, tarkim, kompanijoje tikrai bolševikinės mąstysenos, kad toks tensysas 27 metai Seime, Olekas ten irgi jau seniai, jeigu jam pasakytų, eik padaryk operaciją, jis net nežinotų, kas yra skalpelis ar lancetas, tai netiek jau svarbu. Bet kai tu turėjai verslą, tu atsikeli ryte, išgeri kavą, pakrapštai nosį, pasižiūri kompiuterį, po pietų išvažiuoji ten savaitgaliu į Ispaniją, nieko nedarai, nes aš kiek susiduriu su verslininku, tai jie dirba nuo ryto iki ryto. Jie turi galvoti, kaip uždirbti firmai pinigų, kaip išmokėti algas savo darbuotojams. Ir tai yra logiška. Ir kada tavo koalicijos partneris Olekas pareiškia, kad reikia verslininkams dalintis dvigubai, taip, jie apmoka algas savo darbuotojams, kurie dirba visą dieną ir gyvena lūšnelėse, o verslininkas dirba trumpai ir atmokėjęs dar uždirba ir gyvena prabangiam būste, tai jis dar nuo to, kad už nieko neveikimą, jis dar turi viskuo pasidalinti. Taip pasidalino savo uždirbamą pelną, sumokėdamas darbuotojam ir pasilikdamas kažkuria dalį savo, kad jis galėtų šiek tiek pasidalinti daugiau. Tai man atrodo, kad čia yra visiškai teisingai, kiek aš bekalbėjau susitikę su rinkėjais, su Lietuvos žmonėm, jie pritarė, kad yra žmonių grupė, kurie dirba nuo ryto iki vakaro ir uždirba tik tiek, kad gali pavalgyti ir gyventi tokiam paprastesniam būste, ir yra žmonės, kurie dirba truputį kartais ir trumpiau, bet uždirba daugiau. Tai galutiniam variante valstybės yra pareiga, kad nebūtų revoliucijų, sukilimų, kad visi gyventų tam tikroj santarvėje, ir dėl to reikia šiek tiek pasidalinti. Ta prasme, man visada norėjusi, kad tie, kurie
tam tikrus įstatymus siūlo ir priminėja, norėtųsi, kad jie bent kokius pusę metų padirbtų, sukurtų kažkokį verslą, tai suprastų, kiek yra rūpešių, kiek yra iššūkių, kiek reikia dirbti, tai baisu. Tai, sėkmės galim palinkėti, daugiau nieko. Ne, čia tiesiog taip, žinai, va tas supranti, pagrindinis naratyvas imti ir pasidalinti. Taigi tu pats buvęs ir rizikas, juk turėjai ir ant savo pečių tuos visus bankrotus, beje, kur žadėjai man pateikti dokumentus ir kad mes pašnekėsim, bet čia gal vasaros metu tokią, va, įdomią poziciją pakalbėsime apie tai. Bet sakau, žinok, aš tiesą pasakiau su ranka prie širdies, visi taip bėgom iš tos Sovietijos, bėgom tiesiog ir per aukas, per mūsų tėvų aukas, senelio aukas ir grįžom, Tomai, į tą pačią Sovietiją. Imt ir padalint. Nesukurt, neinvestuot, o padalint. Yra labai gera tokia teorija, kada reiškia, kažko trūksta arba kažko reikia, ne, yra du variantai. Arba mažinėsi savo išlaidas, savo poreikius, arba žiūri, kaip uždirbti daugiau. Tai vat, tie, kurie pasirenka kelią uždirbti daugiau, tai tie ir yra valstybės ekonomikos varikliai, nes tik tai tie verslininkai, tie žmonės, kurie tikrai supranta, kad atsiradus naujiem iššūkiam reikia didinti pajamas, apsukas, tai šitie yra sėkmingiausi, o tie, kurie iššūkiam atėjus galvoja, kaip susimažinti, kaip atleisti žmonės, tai jų pabaiga visada yra vienokia ir visiems aiški. Taip kad toj vietoj reikia judėti į priekį. Ačiū, Tomai. Iki kito karto. Iki malonaus.